Sveiki, tai nors rudens dar liko visą savaitę iki gruodžio 1, bet iš tikrųjų bent kol kas ruduo tikrai su gražia žiema. O dangus giedras, langai apšalę. Tai balsas irgi gimst, kaip priklauso ant žiemose. Tai dabar žiūrėti, važiuoti ūkį, nes kaip ir rodžiau prie tam video, sugrupavom viršiukus. Kažkaip čia balsas stringa. Pergrupavom visus buliukus ir reikia žiūrėti, kaip čia bus išmiegoję. Ir pažiūrėsim, kaip džiaps kursas prie -9. Nežinau, matyt, bet tikrai nustebino. -9 jau čia rimta. Gerai, svarbu įsikūrėm leką. Einam pažiūrėti, kas čia iš po nakties. Nieks neprisidirba nieko. Na ne, visi savo vietos pala čia buvo. 15 tebėra. Šitie tai ramiai, o jie čia buvo, tai nieka, bet kažkodėl daržinės pusėje daug bliuovimo. Vakar dar atvažiavus pažiūrėti, kaip čia laikos, vien sugebėjo daržinėje išlysti pro vamzdžius, nors tie vamzdžiai gerokai žemiau negu veršia ūgis. Kažkatras iš, gal ne tas, gal ten tie, bet sugeba. Nu, žodžiu, sausai, švariai. Eit sutaisyti miltus paduoti, nes pašerti tai svarbiausias darbas. Be to darba nei vienas darbas niekada neprasideda. Buliukam ant pietų da melasą užpylėm. Dabar reikia važiuoti pačiam pasistiprinti. O po pietų planuose yra pakeliui iš Šiauduvos. Reikia parsivežti da 2 buliukus į daržinę tur keliauti. Ir žiūrėsim dabar. Visą kitą savaitę rodo šalčius. Tai čia, kur noram daryti prie naujosios fermos bulėm išėjimą į lauką, noram sudėti mytus kokius nors ir pratempti tinklą su piemeniu. Tai dabar norėtume prasigręžti skylės, nes visą kitą savaitę rodo šalčius. Tai paskui, jeigu iššals nelabai mes gali gręšam, tai aišku, čia su lietuviška žiema nežinosi, gal bent kiek girdėjau, čia vėl gruodį iki pusę gruodį +5 žadina, tipo šilta, bet reikia apsidrausti, įsigręžiuosiam skylės, tos skylės gali būti. Ir paskui, kai turam mytus, dedamės mytus, tempam tinklą, piemenį ir paleidam į lauką, nes dabar realiai šiandien, kiek čia dabar pietai, -6, saulė švieti, vėja nėra, tai iš tikrųjų jie čia nei viens net neitų į tą lauką. Ne taip sakau, nieks net nebūtų fermas viduje, visi laukia būtų. Nes kai toks oras, kai nėra drėgmės, saulė švieti, vėja nėra, tai iš tikrųjų dabar kiek metų laikom palaidus bulius, tai tokiais orais visi jie laukia būna. O jeigu da pakreikus laukia, tai jie sugul ir parein vakare tik į fermą paėsti. Tai pasiskolinau grąžtą, parodė kaip veikti, tai žiūrėsim, svarbu, kad nebūtų kaip per tuos video, kad pačių nepradėtų grąžt sukti ratu, bet gal ne. Buliukai pakrauti į priekabą, tiksliau priekabikę. 2 pasikrovėm, kaip ir sakiau, o jeigu kartais kam nors kyla klausimų, dėl ko neparodau tokių būtent darbų tiesiogiai, kaip pasakyti, tą krovimą, tai iš tikrųjų dabar tus 2 kai krovėm, tai realiai dviese su broliu jau ir reikalonus pasikrauti, tai dar su ranka laikyti kamerą neišein. Su mažesniais kokiais gyvūniukais, taikesniais gali, o čia dabar jau jie kažkur, mes jos, kai nupirkom, buvo apie 4 mėnesių amžiaus, tai dabar jie taip jau iki 4 mėnesių amžiaus, tai jau
Jau jie turi sveikatas, jau banda imti už galvos, už kurio žiūri, ką stats į sieną lip ir anie varga nemato, tai jau reikia ir atsargiai ir aišku, kad nepasileisti į laukus pro duris paskui. Mažiai pasitelė iškrauti, einam pažiūrėti, parodyti. O, siunt, dabar šviesos nesam įsijungiant. Tai, per kamerą geriau matos negu gyvai. O tas, kur laksta ir šits. Tai iš tikrųjų jie buvo čiut jaunesniai, kai pirkom šešis, bet dabar nuo tų visų nelabai besiskiria. Aišku, dabar jie nori ir įsilakstytis įsistvartę, buvo nedideliam garduke. Vietas, aišku, užteka, bet nepalyginsi kaip čia, ką gali laisvai jau judėti. Tikras geras dalykas, dabar baigam įsigręžti skylės ir nežinau, gal bandysim netgi šiaudų prisikišti, kad gilyn nebus šaltų, nes kai kalcam įtus dar gal mitai, kad biški gilis įsikaltų. Susikalėm laukia lentikės, kad buliukai neišlandžiut per laidarį, nes šiaip kai darėm laidarį, kai dėjom balkiuose, tai viską matavom didesniem buliam, bet dabar gaunas, kad kas yra čia, kaip ir sakiau, būdavo ten, o kas yra ten, būdavo daržiniai, tai kad patys ramiau miegotume, sudėjom pagaliukus, nelabai gražiai, bet bus gerai. Nubėk. Va taip. Čia realiai tokia senoviška kaimo tvora. Čia kuri didesnė biški tankesniais tarpais, aišku, čia reikės dar taip gražiai nupjauti. O kur bus mažesnė buliukai, jau šiaip iš po pernai buvo lentas, bet kadangi dar mažesnė, tai taip irgi sudėjom apačioje, dar irgi viens kits išlindęs. Tai reikės apipjaustyti, bet jau šiandien ne, dar svarbu, jeigu šitos paleidom čia į laidarį, pačių mažiukų gal neleisim per savaitę, naujoj savaitėj, tai neseniai vis tiek mažesniai, taip neprasitrypsiu, gal pabūti viduj, kol biškai apsipras naujoj vietoj su naujais, su jėjani krūva. Miltai paduoti visiems, visi prasitrypiant, kai velniai dabar, kai lauką neišėjant, tai taip įgaunas, kad ant to prasitrypimą ir greičiau prasitrypi ir dabar po darbų tiesiai ūkį, tiesiai toliau prie darbų. Ir šiandien visur, tas da nemok, kas pareina, o jį da banda per ten tarpą laižyti smiltų, nors vietas ir visiems sočiai, tai irgi prasitrypiant. Tai žodžiu, abiejose fermose kreiktis, naujųjų fermui pašarą nereikia, bet čia visur reikės ir pašarų. Tada miltus pasidavim, kas susijėstų, tai kreiktis, šertis ir žiūram, kaip čia gausas. Belarusas nie labiausiai mėgėjas žiemą kurtis gerai, bet da prie -5,5 velnį, tai parsinešame lasą iškart. Nes susinešu dabar miltus, atsivešam šiaudų, papilsam miltus ir tada kreiksamės, nes kol neišeinu lauką, tai geriau, kada nei mažiau aplinkui galvą duotų, kai reikia kreiktis. Dabar galės sausai duotis. Iškart susirenkam, kad neįsilaidyti, neprisišiukšlinti. Ir dabar reikia varyti, sudaryti duris. Belarusas kažkur ten švieta, tai į fermą čia mažiukams. Nu tai, dar vieniems patalai pakloti, aišku, čia dabar priekiai prasitrypę nėra, bet guliaitis bus sausas. O, dar kas reikia prie GoPro priprasti, kad reikia pasižiūrėti, pasikrauti, dabar lika, kiek čia lika 6%. Nu, bet šiam vakarui užteksa. Nu, pagaliau, darbingas šeštadienis laukiam. Tai varom į fermą,
Aišku, šiaip jau kalendorinė žiema, bet manau, kadangi rudenį pradėjau filmuoti paskutinį video, čia dabar kelių dienų pritrūka, bet ir šiaip žiema tą rudenį čia taip išspyrė, tai gal nieka prieš, kad dabar dar šiandien da filmuoju ir bus toks pereinamasis video. Ir aišku, kadangi jau išėjo kalba apie kalendorinę žiemą, gruodžio pradžia, o žinom, kad gruodžio gale laukia šventės. O per šventės reik dovanų. Tai kas jau galvojat ar svarstot, ką surasti dovanų, nueikit į Facebooką, Agromedijos puslapį. Ten rasi tikrai visi visko, didžiausias pasirinkimas. Ir dar aišku, su nuolaidos kodu PETKUS20 gausit iki švenčių dar ir nuolaidą. Tai manau, tikrai verta pasirūpinti iš anksto. O šiaip kaip ir sakiau, kalendorinė žiema ne tik, bet ir va, taip jau realiai pas mus balta ir pašalė, aš galvoju, antrą savaitę. Tai pasikūriau keisą, apsivalėm priekabą, prasišlavėm, prisiputėm padangą, dabar biškį buvau vargšas, stovėjęs per tus šalčius per darbą, tai apstyręs visas. O dabar važiuojam, reikia iš sandėlio pasikrauti grūdų į priekabą ir parsivežti stumbrėms į fermą, nes dar biškį ir, bet neužteks. Dabar kai parsivešam, tai turėtų pagal planą užtekti iki po naujų metų. Tai grūdai išpilti. Tai gerai parsiveži, kai suspyli pieno bloką ganėtinai daug. Dabar varyti, pasistiprinti ant pietų ir tada važiuosim dar iki Kiemvaldžią parsivežti šiokių tokių atraižų stambesnių, kur žadam dėti tinklą. Guliam ten išėjimą į lauką, sudėsam tokius nei mytai, nei kas, bet stambesniai, kad susidėtų, kad paskui mums neišsilaužyto nei kiaurai. Tai dabar da, prieš išvarant į Stungaičius, parsivežėm su maišu grūdų. Važiuoju į garažėlį prie tvartą prasimalti, nes norim pabandyti lauke didiesiam buliams. Kai atvarom šertis, kad atstumdyti pašarą ir supilti ant šėrimo taką porą traiškitų kibirų miltų, manai, kad apsigiestų, tada priskleisti pašarus, užpilti melasas ir išvažiuojant užpiltume dabar pradžioj bent kibirą maltų miltų, nes kiek esu domėjusis, kiek ir pasakoja, kad norint šerti penimus bulius yra reikalingi ir traiškyti, ir tie malti grūdai. Nes traiškytus ilgiau virškin ir taip neužsijies, dėl to šiaip raguočiam ir duot traiškytus, o su miltais gal užsijiesti, gal skrandžius užkimšti, tai su jais reikia atsargiai. Bet jie greičiau virškinas ir labiau pasisavint gyvuliai. Tai taip bandysim pilti ant pašarą, kai jie jas su pašarus, kai pradės atrajuoti, nujudins tie miltai ir turėtų būti vis gerai. Aišku, dabar čia dėl vieną kibirą ant 15 bulių nieka bloga, bet po biškį žiūrėsim, kaip čia pasibandyti ir bandysim taip daryti. Reikia atsikraustyti malūną, nes 5 metai tikrai ir nenaudosi. Kažkur, kas čia dabar vinis išlindo iš kažkur, tai kai pradėjom laikyti raguočius, neapmalėm, o pradėjom traiškyti, tai malūns jį pažiūrėsim, kaip beveiks. Lengvas bradakėlis visur, čia dabar irgi buvo uždėta, bet nusek bus žirkės suvietusias. Jau labai gražiai da tiek grūdų privaryta. Nu, žodžiu, kai tiek laiką nenaudota, reik biškį dabar atsitvarkyti. Tai malūns po tik metų pasijungi lengvai, tik reikia įsivalyti. O dabar ruošamės kreikimui.
Galės sausai gulėti. Dabar dar laukia pasikreikti didžiuosius. Nu, ne laukia, naujoj fermai. Dar mažiukai liks, o pašarų kai vežėm. Tada, kai kamerą įsikrovi, tai dar užtenk. Taip, bus darbai kaip įbaigti šį šeštadienį biškį anksčiau. Tai su miltais gali bus pasiteisinę, nes šitais. Kai susijėdi traiškitus, pristumėm pašarą, užpylėm miltų ir ant milto melasą, dabar neėsdami dar apsimaišį, sukiba turėtų gal visai skaniai susijėsti. Ir gal labiau dar norės jėsti, gal dar daugiau priės ir turėsim didesnių priesvarių. Dabar šitais. Visi jėd, bet viens dabar rado naują žaidyklą. Reik šiaudus padraskyti. Nu ir viskas dabar. Visi pakreikti. Susirenkam tinkliukus. Visi pakreikti. Da, išsipurkšų, jau reik pradėti purkšti, kaip sakant, sugrįžti tą ritmą. Nes purškės per tos visus čia statybas, visokius betonavimo darbus vėl buvo nutrūkintai. Bandysim atstatyti režimą. Susirenkam spec reikmenis, tai blogerį, purkštuvą, šiaip dakaniuką, o šiaip tilpas. Kol purkšdavos čia vieną tą senųjų fermą, pagal kvadratūrą pildavom, kur čia, 300. Tai dabar ten, kai dasidėjai, šiaip nieko nematavom, neskaičiavom, bet koks 350 reikia pilti taisytis, nes jau didesnis plotas turi išsipurkti. Visai graži ta žiema čia, bet tik tiek, kad kiek skaičiau prognozių, liktais gruodį rodo pliusinį, tai kaži kas čia bus toliau už tos žiemos. Dabar reikia pagalvoti, kur čia jomis padėti, kol eisiu purkšti. Aišku, reikia šviesą įsijungti. Nu, pažiūrėkim, kas čia gausias. Nelabai. Va. Nu, pabūkit, cykių neikit. Nu, pilis. Aišku, dabar, kai neini varyti lauką, tai jį bjauriai. Kai reik purkšti, reiktis įvaikščioti tarp anų. Bet, nu, atsargiai kaip kol kas. Nes šiaip, kai ir išėjim su lauką, išsivarai bent kelis lauko, anų liek mažiau ir viskas, nes dabar, kai tokie yra nuo 5 iki 600, nebė taip smagiai jau tarp anų vaikščioti. Aišku, dabar tokia atveju būtų gerai pasimti kokią pagaliuką, kad jie, jeigu nori bizuoti dar kažką, jiems parodyti, kad taip negali daryti, nes
Ne taip, tai nesmė, kad ten kiti šūkauna, ten mušti dar kažką. To tikrai nereikia, tik dar labiau išgazdinti ar sukelsi agresiją, bet tiesiog jis, vat, ar pradėt galvą mojuoti, ar ten kraipyti, tiesiog vat, turėti po ranką. Nes iš tikrųjų net ir užsienį kiek matęs, kad ir toj pačioj Prancūzijoje, ten kur iš tikrųjų mėsinių galvijų augintojai yra jau ten N metų, tai realiai į ganyklą be to neeinas, tikrai atsargumą reikia laikytis. Nu, dar praeinam, syk pažiūram, ką būtų viskas padaryta. Tai pakreikti, pašerti. Šitie irgi tas pats. Paskui bus koks veršiuks nepašerts. Arba prasčiau pašerts, bus mažiau priesvorė. Taip laikį ir gerai. Kaip sudirbi, dar praseiti, nes karts būna. Kaip jau sakiau, darai ir žiūri, ką nors užmiršti. Tai irgi dabar prisikreikia mažiausiai jau dabar. Galės būti poniškai, dabar kol kas į lauką neleidžiam, bet paukštukų vis tiek atskrenda. Paskui žiūrėsim, kai bus biški laisvesnė laika. Dabaigsim laidą ir laukia ir bent kai saulė šviesa, ne koks bjaurus oras, tai paleisim į lauką, tegu vėdinas. Ir dar aišku, ką noriu pabaigai parodyti. Tai kur praeit kart gręžėm skylės. Pradėjom va tokius, nežinau, mytai, balkiai, kaip čia jūs įvardinti, jau 4 ir susikalėm į žemę. Nes buvom išsigręžę skylės. Gerai, kad pabandėm, prikišom šiaudų, nes būtų įšalę dabar per savaitę. Tai žiūrėsim gal per savaitę, o gal ir gal kitą savaitgalį. Eis pabaigti viską sudėti. Dar reikia per savaitę susižiūrėti tinklą. Naipala šviesa. Susižiūrėti tinklą ir padaryti, paleisti lauką juos. Tada bus ir sausiau. Taip greit neprasitrypsiu. Ir mažiau šiaudų. Nu ir visai pačiai pabaigai, jau tikrai viskas. Tai noriu priminti, kad Agromedija, nuolaidos kodas Petkus 20. Pasinaudokit progą, pasinaudokit tokiom nuolaidom, nes tikrai reikia artimus nudžiuginti dovanom. O dar jeigu tie artimieji ūkininkai, tai ten tikrai rasit, kas tiktų ir patiktų. O toliau, kas, na aišku, šitą video rudeninį baigiam filmuoti žiemos pradžiai, bet nieka tokia. Darbai eina, viskas dabar kaip ir nemažai pasidarė jau esam. Tai po biški gal liks jau savaitgaliai biški laisvesniai. Labiau orientuosimės pačioj fermoj su buliukais, nes jau prasidės paskui nukirminimai, reikės sverti, panašiai, nu žodžiu. Bus kiti video, kaip ir sakiau, kad per vasarą kaip ir nerodžiau. Ne dėl to, kad nebuvo kada, bet tiesiog kol yra kitų darbų, rodau kitus, nes atėjus žiemai realiai gyvulininkystės ūkį visi darbai susiję su tuo. Taip kad ačiū, kad buvot. Ten mūsų dabar yra beveik 1700 su biški, tai peržiūrų yra daugiau. Gal visi peržiūrėję paprenumeruokit ir surinkus 2000 prenumeratorių žiūrėsim, kokį čia konkursą pasidaryti.